Nesvajojau, nesidomėjau futbolu. Žiūrėdavau ledo rutulio varžybas labai intensyviai, krepšinį, bet futbolą niekada net nesidomėjau. Ir pradėjau tik maždaug prieš 6 metus, kai pradėjau vesti anūką į futbolą. O dabar esu ne tik, kad pati žaidžiu, bet ir esu labai didelės Sūduvos komandos fanė. Mes iš Marijampolės ir Sūduva mums visą laiką buvo širdyje nuo mažų dienų, kadangi gimė augę. Ypatingai džiugu, kad moterys pradėjo, surado entuziazmo ir pradėjo tą kultivuoti. Martynas Karpavičius atvežė į Lietuvą ir mes faktiškai su visų pasauliu einam. Dabar gana aktyviai ta veikla yra plinta visose šalyse ir tai tikrai labai gera tokia aktyvumo forma. Galėčiau 3 jotis sakyti, aišku, galėčiau ir daugiau, kad tai yra judesys, jaudulys, juokas, aišku, jausmai, ir taip toliau, judumas. Džiaugsmas. Tai be abejo, kad džiaugsmas. Euforija. Euforija. Tas ir yra šitie juokas, tada jau atslūgsta emocijos. Na ir ten visus tokių yra užfiksuota kadrų, kur pats stebiesi, kiek tų emocijų tu ten įvertį pelnydamas ar tiesiog pergalė. Mes turim šūkį mūsų komandą. Tikrai didžiulis džiaugsmas. Paskutinis turnyras Latvijoje buvo Baltijos šalių sesija. Fantastika. Visi tiesiog pakylėti buvo. Tai nėra kalba apie amžių, apie metus, bet tiesiog apie buvimą kartu, bendravimą, labai daug juoko, nes mūsų, kaip minėjau, šūkis ir yra, mes ne kokios senos bėdos, mes juk Sūduvos pelėdos. Tai turbūt laimėti tarptautinį turnyrą? Ne, dar sunku, nežiūrėjau, prisiminiau Olandijoje didžiuliam Helaklio stadione žaidžia, mus įleidžia taip jau žaisti, bet ne tos pergalės, sveikata tiesiog, kad būtų, kad išvengt traumų. Emocinė būsena, kad būtų gerai ir fiziškai gerai jaustumės. Jau dabar tokios svajonės.